Kiekviena istorija tai bandymas išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Esame Vilniaus kalėjime užimtumo centre, patalpoje numeris 8. Aš esu Marius, savanoris prirašytų rankų užsiemu kūrybinio rašymo šiame kalėjime. Ir turiu 2 svečius. Jonas Vyčinas. Žalgiris Libas. Labai malonu, kad jūs atėjote. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ir išdrįsote. Galų gale visi žino, kad yra toks dalykas kaip kalėjimas. Va, bet kas ten žmonės? Kokie ten žmonės? Jo. O jūs, kaip asmenybės, va, jūsų vardas. Žalgiris. Žalgiris. Jo. Kodėl jūs Žalgiris? Todėl, kad myliu Žalgirio krepšinio klubą. Oi, čia mūsų istorija, čia žmogus istorija. Čia, kad drabužiai tik pradžia, kūnas mano visas toks. Aha. Paskui po to parodysiu, nes tokie ženklai pas mane nugaros visą ištatuiruoti. Tai jūs ir tatuiruotės turite? Taip. Žalgirio. Taip. Tai gal jūs susirašinėjate? Na, iš Vilniaus kalėjimo ne. Šis telefonai sunku. O anksčiau buvo galimybė, kad ir... Buvo, aš turiu praeitą sezoną, netgi praeitą sezoną visos komandos maikės, viskas su parašais. O sakykit, palyginus dabar, jūs Žalgiris turite ir memorabiliją, kaip sakoma, turite ir parašus ant šitos marškinėlių. O kai pirmas iki patekote, prisiminkite, palyginkite, kad ir šią dieną, ir pačios pirmos, kokie būtų prisiminimai? O čia labai senai buvo tas pirmas kartas. Tai. O kiek daug maž? Pirmą kartą sėdau gal 2004. Mhm. Aš kaip tik išeidinėjau, tada pirmą kartą. Pirmą kartą sėdau. Tai aišku skiriasi, viskas skiriasi. Tai čia kaip diena ir naktis skiriasi. O jums kuo būtent? Ne, tai visas gyvenimas kalėjime skiriasi, tai kur nepalygysi, kur buvo tada. Tada reikėdavo išgyventi. O dabar tai aš net nežinau, gyventi tik tai reikia. Ir kuo tas gyvenimas pasireiškia būtent? Jonai, kokia jūsų šiandien buvo diena? Puikiai nuostabi, pati geriausia diena. Pas mane visas dienas pačios geriausia. Tai yra puiku iš tikrųjų. Mariu, mes biškį pažįstami jau. Jo, tai aš atsibundu ryte 6:30. Taip. Einu darau jogą. Iš karto meldžiuosi, 0,5 valandos meldžiuosi maždaug. Lovai dar meldžiuosi iki 7, nuskamba skambutis, iš karto už jogos kilimėlę ir į sandėliuką. Sandėliuką darau maždaug valandą laiką, užtrunka joga mano. Po jogos pasidarau praną kvėpavimą. Pro pranas kvėpavimą jau einu tada praustis, apsiprausiu ir rikiuotė būna. Susiskaičiuojam. Visas kolidorius, mūsų maždaug ten kolidoriaus ilgis 50 metrų. Ir 12 sekcijų, jo kaip bendrabutinė tokia sistema, jo sekcijos maždaug po 10 žmonių, 8 valandą skaičiuojamės, visi išsirikiuojam į liniją, mus skaičiuoja. Tai ryte 8 ir vakare 9 valandą skaičiuojamas vyksta, patikrinamai, ar visi vietai yra. Tai paskui 9 valandą einam pusryčiaujam, 9 pusryčiaujam, po to aš dirbantis, aš statybininkų dirbu. Tai nuo 9 iki 4 maždaug dirbu. Tai tame tarpe dar kas būna užsiėmimai. O kokie užsiėmimai? Šiandien, kaip tik dabar, dailė. Aš nuo 2 iki 3, 15 iki pusė 4 piešiu. Ateina mokytojas, dailės mokytojas, profesionalus dailės mokytojas, jis mokina piešti. Tai vieną kartą į savaitę aš, po to pats ateina nuo pusė 4. Kūrybinę rašymą užsiemam, jo rašau. Tai antradienis ateina muzikos mokytojas, nuo 2 iki 3 maždaug valandą laiko gitarą mokusi groti. Tai ketvirtadienį anglų mokytoja, pusė 11 ateina, irgi valandą laiko anglų mokusi. To penktadienis keliasi laimė, genetikos centro vadovė ateina. Tai jo irgi valandą laiko užsiėmimai. Po to praleidau dar ketvirtadienį mišios būna nuo 4.
ateina čia vienuolis, kunigas, istorikas, įdomus žmogus, šventas žmogus, aš sakau, jį vadina Juzefas. Tai va, medininkų medinės bažnyčios kunigas. Tai va, maždaug apie valandą laiką praleidžiam mišiuose, apeigas, išpažintas galima prieiti. Tai va, ir penktadienį veikliųjų žmonių bendrija tokia yra Vilniaus skyrius. 2 skyrius yra Vilniuje, tai va, nežinau, kuris čia, bet ateina prezidentas Artūras, buvęs prezidentas Linas, toks architektas. Tai gerai, kad turite tiek veiklų. Jūs Žalgiry irgi dalyvaujate? Ne, aš tiek nedalyvauju. Mano diena tai paprasta, atsikeliu 7, apsirengiu, nes reikia lovą pasikloti. 8 patikrinims, tai pamiegu iki 9 arba 10, tada papusryčiauju. Paskui vėl pamiegu nuo pietų valandą. Niekas neveikia per dienas. Būna, kad jis nueina vieną kitą užsiėmimą. O į kokį? O čia einu aš pas penktadieniais pas tą Jurgą, kaip ne? Jo, kelias laimė. laimė. Čia buvo į būgnus atėjęs, čia pas jūsų. Taip nelabai aš kur vaikštau. Džiugu, kad atėjo. Jo. Per tiek veiklų radote laiko ir čia ateiti. Jeigu taip, tik tai kontrastą, kaip aš pirmą kartą, kaip sakė Žalgiris, kad 2004 metais išėjau, aš 2000 įsėdau, 2004 išėjau. Tai aš tada irgi niekur nevaikščiau, visai niekur, knygą skaičiau. Tada net nebūdavo, jeigu tu užimtum. Nebuvo, užimtum, uždarė duris, užsidarė viską. Mano nuomonė, čia nuo 20 metų prasidėjo tie užimtumai ir viskas. Iki to nebuvo čia. Ai, žinai kaip, 2003 metais jau mane pakėlė iš tos šalos, perkėlė. Ir tada buvo atsiradęs psichologai iš kažkur ten irgi. Kažkaip ten kažkokiu būdu ten burelį pas mus, nes pas mus kaip turkiai atydavo, įsivaizduoju. Nežinau, aš tai sužinojau, kad šitos psichologus užimtumus visas, tai tik tai čia į Vilnių atvežtas. 20 metais, kai atvažiuodė, čia pamačiau, kad jau taip tai nelabai kur būdavo. Tai vat, kaip kontrastą tokį irgi pasakys, 18 metais mane kaip uždarė Šiauliuose jo, o tadagi aš buvau Lūkiškės, daug Lūkiškės buvau, paskui irgi Šiauliuose kažkiek. Tai vienu žodžiu, žinai, atsiprašau, vien tai aš taip galvoju, kas čia dabar, kas čia jam nutyko, žinai, kaip tai gali būti. Aš į Kauną kaip papuoliu. Jo, su kamerom čia, žinai. Ryte ateina labas rytas, ką sakau pasakyti? Sako labas rytas, žiūriu labas. Kas čia nesąmonė? Nepratę niekur, žinai, čia seniau nebūdavo tokių dalykų. Tai mane nustebino baisiai tiesiog, net. Žinai, atidaro duris, gal eisi futbolą, ten gaisi krepšinę pamėtyti, kur? Gal nori ten dar kažkokį biblioteką, dar kažkur, vienu žodžiu, kaip kur anksčiau tiesiog tas duris užsidarė ir jos atsidarydavo tik tai 2 kartus, kai į teismą važiuoja į sankciją kaip veža. Arba spaudimą veda. Jos niekada daugiau neatsidarydavo. O tai sakykit, tai ką manot, tokia veikla, jinai turi kažkokį poveikį? Turi. Ir kitiem, kurie dalyvauja, jum. Ir ne vien tik jum, nežinau, kad žymiai daugiau dalyvauja veiklose, ypač kai išvardijote tiek daug. Mano nuomonė tai yra tokia. Čia gali lankytis tų užimtumų tiek, kiek nori čia daryti, jeigu pats nenorėsi, nieks nepakeis. Aha. Nieks. Tie užimtumai, jo, čia kol atlikinėjai bausmę, jo, ateini, tas laikas greičiau praeina. Bet ar tai padeda keistis? Mano nuomonė, kad ne. O tai kas turėtų būti tokiu, kad padėtų bent kažkiek, ne tai, kad pasikeisti visiškai, bet kažkiek pajudėti tą linkmę? Seniau būdavo, kai atvažiuodavo į tą kalėjimą, tai ten reikdavo išgyventi, iš tikrųjų būdavo sunku. Tai žmogus po pirmą kartą dauguma jų nebesėsdavo, nes sunku būdavo kalėjime. Dabar to nėra. Kas gali pakeisti? Tik pačiu savo norėjams. Neįmanoma nieks ką pakeisti. Taip. Mano čia nuomonė tokia. Tai čia 100% teisinga nuomonė. Nieks iš išorės negali žmogui liepti jam pradėti keisti. Nieks negali. Net yra tam tikri moksliniai tokie duomenys, kad jeigu žmogui kažkas liepia keistis, tai ir jis tai pradės daryti kaip spaudimo dėka, tai jo psichika yra per laužtą, kaip pasakyti, jisai gali susirgti psichinę negalę kažkokią. Taip, kad pats žmogus turi priimti sprendimą iš vidaus ir tas turi ateiti.
Tai kaip tai galima pasiekti, nu, aš nesu pats kažkoks tai ten mokslininkas, bet aš kaip įsivaizduoju, mano tokia kaip ir nuomonė iš šono, nes aš pats atvažiavau, buvau paieškoju 2 metus gyvenau Ukrainai, Kijeve, slapščiausi nusikaltimų ir kaip pas mane iš vidus atėjo sprendimas, kad viskas, jo, kad tai mano, kad pasikeičiu, kad pas mane atėjo noras gyventi, tikės gyvenimo būdą. Jo, ir tai, nu, tiesiog, sakau, su vertybėm, su visu kuo, su visu to mano vidinio aš, atėjo tas noras būti kitokiu. Jo, o kaip tai padaryti kitam žmogui, kad priversti jį. Aš kaip įsivaizduoju, aš ir buvau čia dalinęs savo nuomonės, sudėliokit tam tikrą struktūrą, kad, vat, nu, darysi tą ir bus taip, žinai, kad būtų aiški ta tokia, nu, seka. O ne tai šiaip, kad ne kažkoks tai chaosas, kad žmogus aiškiai matytų, kad važiuok, aš padarau šitą būsi ten. Ja. Nu tai tik tai taip, o ten kažkaip tu daryk tą, ten būtinai turi privalai. Ne. Ir aplamai, mano nuomonė, žiūrėk, nu, aš iš savo patirties šneku, ne? Imkim, kad čia iš kalėjimų išeina, daug kas anksčiau laiko, nu išeina čia į pusiaukelės, tuos namus, viską. Kokiu 80% sugrįžta. O čia kodėl taip? Nu, todėl, kad dauguma, nu, kas į pusiaukelę, kas ir besargybas, tas stengiasi tik tam, kol čia yra. Kol kalėjime yra, stengiasi, kad išeiti. Kas išeina taip į laisvę, aš galvoju, gal laisvė tos pagalbos nėra, nes išeinant, jeigu tu nieką neturi, nu vienas, iš tikrųjų sunku tai laisvė. Čia kalėjime paprasčiau. Tai gal čia tiesiog reikia kažkaip, gal arba veiklų per daug, kaip sakote, kad jau, na, norinčio žmogaus nepriversi, bet jos pačios jau tiesiog eina. Ar jau kažko jau, ne tai, kad, nu kaip, konkrečiau reikėtų, kažko orientuoto į... Matai, daug kas iš mano pažįstamų, o viso, išeinu, nebesėdėsiu, panašiai, žiūrėk, sulaukiu, vėl grįžta. Dauguma, kas čia, kad kalėjime padeda, tai čia mums tik užimtumą daro, kad negalėtumėm bambas išverdė, kaip sako, ne? Bet laisvė žmogus, kai išeina, jis nieko neturi, jam tą mėnesį gauna 200 eurų, kad čia iš tos valstybės. Jam reikia pragyventi ir įsidarbinti, nu ką jis, tada vėliau daro tos pačius nusikaltimus, ką moka geriausiai. Ir grįžta atgal. Čia eidamas mačiau užimtumo klases. Taip. Su siuvimo mašinom. Čia mokyklos. Čia mokyklos. Taip. Jo. Tai trūksta, voko trūksta. Jūs pats, pavyzdžiui, turite specialybių baigęs ir viską. Kad tu išmokai siūti, nu, kaip jūs sakėt, nu, jo, yra ten kažkas vyrinis išmoka, nu, tai ką jis išmoka ir viskas, nu, ir sėda. Kad jis galėtų kažką tai išmokai, tai viskas, iki sakantį ten pastatą, jau ten kažką vyrin garsiuką, ne? Nu, kaip pasakyti, jau tą praktiką, kad būtų ne vien tik tai, kad žinai, kad va, aš išmokau. Nu, gerai, kad išmokau iš šaunuolis. Ir tas mokslas, jis toks labai paviršutiniškas. Tuos įgūdžius reikia lavinti, toliau juos gilinti. Nu, čia taip, kaip vienas iš tokių, kas padėtų. Noriu trumpai įsiterpti ir pasidalinti, kad projektas Išgyvent turi ir savo tinklapį. Tai kviečiu apsilankyti išgyvent.lt. be lietuviškų raidžių ir ten pasiskaityti daugiau apie projektą, sužinoti apie galimus būdus prisidėti, bei susipažinti su Išgyvent merču. Tai galima įsigyti marškinėlių ir džemperių su kalinčių žmonių kurtais dizainais. Ir kiekvienas iš tų dizainų turi savo istoriją ir vėlgi apie ją galima pasiskaityti tinklapyje išgyvent.lt. Nu, aš irgi mokinausi, čia baigiau Vilnių ir siuvėjų baigiau, ir svarščiukų baigiau. Nu, suvirintų, tai aš mokėjau vyrį, tik tai neturėjau pažymėjimo, o siuvėjų daug paskaityti tada, kad aš įverčiau, kaip te, kur te, nežinočiau, ką daryti. Ir tie mokslai, žinot, čia. Nu, man lygiai dabar iš 10 metų 3 mėnesiai iki laisvės. Nu, 3 su biški mėnesiai. Tai jūs kaip nors ruošėtės tam išėjimui? Nesiruošiu nieko. Nu ką, išėjus. Įsivaizduokit, 10 metų manęs nebuvo tai laisvė. Tai iš kur man žinot, kas ten vyksta, kaip čia gali pasiruošti? Tai vad, ko reikėtų tada, kad... Nes kažką galvot, nu jo, ten aš galvoju, gal tą reikės pradėti, gal tą, nu tai aišku, pas mane brolis yra, ten mama, ten, nu aš viską turiu, brolis, seserūna, man ten padės. Bet jeigu taip išeit be niekur, nieko, nu ten nieks nelauktų, tai aš net nežinočiau, kur eiti. Aš išeičiau tada į laisvę, aš vėl daryčiau tos nusikaltimus, kad grįžčiau į kalėjimą. Dabar išleidžia žmogų iš kalėjimo, ne? Kaip jam tą mėnesį pragyventi? Nu, jo. Pradžiai, kaip pragyventi mėnesį? Teisingai, jo. Niekaip. Nu jo, dabar yra tų įstaigų, ten tos
kam lovas ten duoda kažkokios. Ja. Nu, bet gerai, čia Vilniuje yra, gal Kaune yra, bet aš te, pavyzdžiui, iš Raseinių pusės, ką man daryti reiktų? Nu, kaip pavyzdžiui, aš nežinočiau, ką daryti. Ko trūksta išėjus už šitų sienų? Tai aš galvoju, kad pagalbas, daugiau reikėtų ten tos pagalbas teikti negu čia. Žiūrėkit, aš Čia mano nuomonė tokia. Aš esu girdėjęs, pas mane sekciokai tokie buvo, kurie išeidinėja, kurie buvo išėję į pakelės namus, atrodo, jo. Ir jisai sako, bralio, mane paleido, aš ten pasimetęs, sako, aš nežinau, kaip bilietą nusipirkti. Irgi va taip, ten 10-15 metų atsidėjęs. Nu čia visiškas, kaip pasakyti, atitrukimas nuo sociumo, čia visiškai, žinai, visų įgūdžių trūkumas, praktiškai nėra, jų įgūdžiai visi prarasti. Tai paprastų dalykų, ten parduotuvė, žmogus net nežino, ką su tais pinigais daryti, žinai. Tai va, ta izoliacija duoda tokį, jeigu va taip, vien tik tai ilgam laikui jinai duoda tokį, tikrai negrįžtams procesą padaro. Tai va, tas tokia žingsnio artėjimą atgal prie laisvės, žinai, tai iš tikrųjų labai geras dalykas, tik tai tiek, kad mažas procentalumas tų kalinių, kurie išeina anksčiau ir pabiškiau, kaip grįžinėja atgal link laisvės, žinai, kad pajusti laisvę, kad būt kažkur kažką tai daryti savo rankom, kažką tai nusipirkti, kažkur tai užsidirbinėti, žinai, kažką tai veikti. Jo, su visuomenė kartu bendravimas, kad vyktų, žinai, kad po instituciją suprasti, nes, dabar gyvenimas ant tiek greitas ir ant tiek sudėtingas, ant tiek daug internetinė erdvėje daug kas vyksta. O čiagi viskas, tu atitolai, tu prie to kompiuterio žmogus prieina, ten paspaudė 3 knopkės, viskas, eik velniop, žinai, aš nieko nebenoriu. Kur tik beisi, nesuprantu, ten nueisi, nesuprantu, va, aš ne savo nuomonę sakau, aš sakau. Tai dar tą kompiuterį čia visi negali turėti. Mano kambariukas buvo, žinai, vienas jisai buvo išėjęs, ir jisai man pasakė savo problemas, jis dar plus rusakalbis, žinai. Tai sako, man čia viską lietuviškai, aš iš vis nesuprantu, man bevertėjo, aš ten nekur vaikščiat. Tai ką, rezumė, jisai po 3 mėnesį grįžo atgal, žinai. Tai va, tai aš tada guliu savo lovai galvoju, savo, čia situacija tai tikrai beviltiškai, žinai, tokiam, va, kaip jisai, čia iš praktiškai neįmanoma įsitvirtinti. Jo, tai galvoju, kiek tokių kaip jisai yra. O dauguma tokių? Aišku. Čia, žinai, ne vaikų darželis už rankas, tas nieks nevedžios, žinai, aš taip irgi žiūriu iš kitos pusės, turi pats kažkaip tai lipti, daryti ir iš tikrųjų pas mus lagerį tokia tvarka, kad turi viską pats, tau pas tave neties, tau lengvos grupės neduos, tau paskatinimą neduos, turi pats. Bet gal taip ir gerai, būtent įvyksta toksai atsisijojimas, tie, kurie nori pasikeisti ir išėję iš čia daugiau nebegrįž, o tie, kurie nieko nenori, nieko nereikia, kuriems šį gerai? Nesutinku. Ne. Nes aš tai galvoju dėl to, kad biški nekalėjime pačiam turėtų daugiau žiūrėti duoti. Nuo tų užimtumų mums čia stengtis, o prieš išeinant į laisvę kažkur padėti daugiau turėtų taip, manau, būti. Iš tikrųjų, žmonės daugumą, bent jau žmoną pažįstamų, kas daug sėdė jau kaip ir sako, gana jau nebe tie laikai sėdėti. Bet ką darys, jie neturi ką. Kas spėja išvažiuoti į užsienį ten, į užsienį. Tai aišku, nedirbt paima kažkas, iš pažinčių klubo, kaip aš vadinu, iš kalėjimą. Kažkur kažką vokti išvažiuoja, bet vis tiek galas tas pats kalėjimas. Bet mano asmeninės patirtis, žinai, kaip aš sakiau, aš atėjau į Kijevą, į ambasadą Lietuvos, prisidėjau jau su tą mintim, kad aš tikrai nedaugiau į kalėjimą nebegrįšiu, žinai, kad aš jau tikrai išsikėliau savo gyvenimo tikslus visai kitokius, žinai, ir būdamas čia, einu, ieškau tokių veiklų ir užsiėmimų, kurie mane tobulintų, žinai, kurie tobulintų mano motoriką, mano kūrybinius sugebėjimus, jo, mano mąstymą, kurie tobulintų, žinai, kurie paladėtų mano erdvę galvoju. Jo, tai va, visą tą kreipiu, žinai, kad kuo daugiau būtų... Ne, tai matai, Jonai, pastai kitokią situaciją. Nežiūrėk, kas gaunasi. Mes, tai, jeigu tu čia sėdėsi, va, ilgą laiką tu sėdėsi, taigi atrofuojas tavo motoriką. Tu net ranką, pas tavę smegenų ta veikla, jinai tiek pasidaro, subtili tokia, žinai. Arba iš vienos pusės, jeigu tu kažką veiki, žiūrėk, ieškai kažkokių, tai, žinai, variantų, galimybę, ten tu kiekvieną dieną ieškai. O kitu atveju viskas, tu nieko nebeieškai. Tas išėjimas į laisvę gaunasi, jis toks visiška siena. Jeigu tu čia, žinai, dar kažkokiu,
save kaip ugdai, galvoji, kūryba, ten, nu, tas gyvenimas mūsų, kas yra, tai ir yra kūryba, žinai, nu, arba, aišku, kaip sakai, žinai, tos senovinės ties metodai, žinai, ten lankas, kirvis, ten laužtavas, žinai, jo, gyvenimas, nu tai jo, tai tie metodai, jie tokie pat ir bus ir jo, galimi, įmanomi, žinai, jo, kai atsimuši tą sieną, aš įsivaizduoju, išėjai pro duris, žiūrėk, čia tau reikia ir bilietą nusipirkti, ir drabužį, ir to pasižiūri į visuomenę, ten vienas praėjo, ten kažką netai pasižiūrėjo, galvoju, aš tau tai parodysiu, žinai, nu ir prasideda visas tą patį, žinai, nu aš apie save pasakoju, ką aš jaučiu tada, kai išėjau ten 4 metais ten. Jo, tai jeigu pas tai nėra, kaip pasakyti, instrumentų kažkokių, tai nesi pasiruošęs, ką tu tiksliai gali daryti, žinai. Nu, vat, gavai čia, kaip, sakykime, suvirintojo profesiją, bet ne tai, kad tu tik gavai, žinai, tą kažkokį tai pažymėjimą, bet tu tiksliai gali pravirinti normaliai siūlės. Bet tu pats gerai žinai, kaip čia yra. Nu, čia nebūna tokių. Ir viskas, ir tavo ateis tą darbą, nusakys, nu, pravirink siūlę, žinai, parodyk, kaip tu moki, nu ką tu čia pravirins, nieko nepravirins, nu ir vis pasidė, eik, sakant, ne, aš jums toj parodysiu, žinai. To parodysiu gal ne, bet žinai, vieną darbą naini, tiek nemoki, kitą dar moki pavyzdį. Tai ką, vienlikas, nu, užgyventi reikia kažką. Taip. Jo, bet kažkokių tai galimybių, čia tikrai tų variantų kažkokių tai ugdyti save yra, aišku. Ne, ugdyti visada yra galimų mokslas, bet tai, žinai, aš biškai gal ne taip klausimas, kad aš supratau, ką padaryti, kad nebūtų, kuo mažiau būtų kalinių. Taip. Nu, bet čia, aš pats 12 baigęs, viską, čia kalėjime baigiau, bet nuo to, tai aš ką čia baigęs, užimtumų, tai baigęs buvo, aš praviniškas, iš tokį krūvą lapą. Bet jie man nieko neduoda. Jie man duoda tik tai, kad aš, kol esu čia, kalėjime uždarytas. Aš ten lankau užimtumą, einu ten kažką, vykdau pagal tą nurodytą planą. Tai man tik duoda tai, kad aš galėčiau greičiau lengvą grupę gauti, išeiti laisvę. Bet anuoj pusė, tai man jūs nieką neduoda, ką aš išmokau, visiškai niekas. Tai ką jūs norėtumėt konkrečiai tada? Kad išėję į laisvę jau... Kad ten suteiktų, ten daugiau būtų socialinių, kas ten daugiau būna, ten daugiau suteiktų kažkokią pradžią, nors tau kažkaip. Pavyzdžiui, aš dabar 10 metų sėdžiu, ne? Tai man paduoda geresnį telefoną, aš net nežinosiu, kaip įjungti iš tikrųjų. O kalėjimas ką? Kalėjimas, jisai, aš nežinau, aišku, užimtumai yra gerai, nes kuo daugiau užimtas, tuo mažiau prisigalvoji nesąmonių. Dėl to, kol kalėjimai. Bet kalėjimas ar gali žmogų pakeisti? Aš manau, kad ne. Na, žiūrėkit, mano nuomonė, tai tęstinumas turėtų būti. Išmokai, dirbi, eini už tvoros dirbti. Kaip pasakyti, konvejeris. Išmokai kažkokius įgūdžius, tu dirbi iš karto sekant žingsnis, tu čia kažkur tai dirbi, nes darbas, tai čia yra svarbiausias dalykas, net svarbiau net už mokslus, nes tai, kai tu dirbi, tu pasijauti kažką naudingą, tu gauni pinigus, žinai, tu jau gali, ne tai, kad tu išlaikomas, niekam nereikalingas, gali ir kitiem padėti, žinai, aplinkai ir tą savo įvartį iš karto, tai čia tuo labiau, kad vyras, tai jisai turi būti, nu, tas, kuris, tai, žinai, uždirba pinigus, tas, kuris atneša, duoda kažkokį rezultatą, kuris jis turi, o ne taip, kad, žinai, va, ten guli, nu, tai kas čia gaunasi visą energiją, žinai, žemyn, iš kūną, ne į kūną, žinai. Tai va, nu, tokios stotelės, žinai, ir aš galvoju, kad net kituose kalėjimas tas ir yra, tikriausiai, žinai, kad esu girdėjęs, kad Panevėžio moterų kalėjime, kad yra ta sistema veikianti kažkaip, vienu žodžiu, kad turi leidimą, jeigu pačiam lagerį nėra kažkokio tai darbo, dirbti už lagerio ribų. Bet tai praviniškais prie manęs trečios jau. Grįžta atgal. Buvo, bet tik tiek, kad į atvirą perkelė jos, nelaikė lagerį, žinai. Nu, o Panevėžėtės, kiek žinau, tai jos nakvoja, atidirbi pamainą, viskas, grįžai atgal į lagerį, viskas sėdi, ten, žinai, taip pat lagerį sėdi, žinai, bet tik tai tiek, jeigu taip, kaip pačia, nėra jokių darboviedžių, nu, realiai nėra, ką mes čia statybininkai, kiek ten dirba iš viso per visą lagerį, paimkim, ten 30 žmonių, 40 gal, jo, iš viso to, tai, nu, pats didžiausias minusas. Bet jo lab, kad visų varų ir nenuvarysi. Ne, tai visų nenuvarysi. Tai yra norinčių, pas mūsų bent jau čia daug kas norėtų įdirbti. Čia tų darbų nėra ką. Grindis plauti arba tualetus plauti. Taip. Nu, tai čia, o čia jau, žinot, ne visi eina. Jo, o kad, kaip pasakyti, nu, va, turi specialybę, nu gerai, va, sakykime, ir čia išsimokslinai, net išsimokiau, nu, siuvėjo, ar ten suvyrantojai, kas ten santechnikas,
dar ten kažkuo tai ten jo išsimokslinai, gerai, kad aš tą profesiją iškart galėčiau toliau ugdyti savo tos įgūdžius, jau darbinis įgūdžius. Jau išėjus. Nebūtinai išėjus, čia. Čia galėčiau. Praviniškas, dirba ir svaršiukai, siuvėjai, Marijampolė. Taip, sakykime, čia, o po to sekant žingsnis jau už tvoros ribų, ta prasme, kad galėtum grįžti, žinai, dirbi ten, grįžti į kalinimo įstaigą, visai kitaip. Na. Nes tas, sakau, ilgumas, sėdėjimas ir tas bausmės, tas tiesiog, žinai, ant škunkės buvimas, aš tikrai negalvoju, jis tikrai nieko neduoda, jis tik tai baisiausiai viską atima. Iš to žmogus vis gebėjim statymą viską išsunkia. Visą dieną įsivaizduokit, pagalėkit ant škunkės prie televizorių. Kiek nuo ryto liaužė. Aš dabar taip galiu. Ir taip mėnesis ir metus. Ir va taip valstybė, žiūrim dabar valstybę ir tas žmogus, ne, čia jam bausmė, kentiek ta prasme, kankinkis. Bausmės nėra kankinimas, yra laisvės atimimas, kad tu nedarytum nusikaltimų naujų. Teisybė, bet tai gerai. Bet tai žiūrėkime, ką toliau valstybė turi. Ta, kuri čia taigi jos žmogus, sunus, kaip pasakyti, Lietuvos sunus, ne? Jo mokesčių išlaikomas. Jo, mokesčių išlaikomas. Tai gerai, jis ir toliau bus našta, didžiulė našta, jis dar didinam tą naštą. Tai čia vis tiek reikėtų gal biškį pasverti, pribojom biškį tą socialinę, tą visą aplinką patvarkiam, biškį ten padailinam žmogų, jis jau tinka viskas, tvarkoja, grįžk, kad gal ir mokėk mokesčius ir būk naudingas valstybei, nešk naudą, ta prasme, taip. Visų pirma, ką man pačiam atėjus, atvažiavus į šitą kalėjimą, man atėjo labai toks įdomus klausimas, sakau, gerai, kas aš toks esu, nuteistasis. Priemus, kad aš esu nuteistas. Gerai. Toliau, kokios mano pareigos, atsakomybės, ką aš turiu daryti. Aš čia pats savo sakau, čia man niekas nepasakė, bet kitiem tai gal taip ir neiština. Aš dabar galvoju, gerai, aš esu nuteistas, tai ką aš dabar turiu daryti? Kuo greičiau resocializuoti? Taip, logiškai, čia, bet aš pats savo uždavinėjau tos klausimus. Grįžti atgal, kuo greičiau visuomenė. Taip, čia valstybės, kaip pasakyti, prioritetai, kad aš būčiau, kuo naudą neščiau, ne taip, kad, žinai, ant škunkės pragalėčiau, ten 10,5 metų gavęs, ne, ir išeičiau visišką naštą, ten, žinai, niekam neįtikęs visiškai, kaip pasakyti, pats savo priėmiau tokį sprendimą, ir viskas, aš to vaidovaujas, nes aš net nežiūriu, tai yra izoliacijos skyrius ten ar pas psichologą, mano vienintelis tikslas toks, žinai. Aš jam visiems aiškinu, sakau, žiūrėkit, mano kokia užduotis, kuo greičiau izoliuotis ir išeiti ir būti naudingam valstybei, žinai. Tai manau, tas svarbiausias kiekvienam įvardinti šitos, kas aš esu, įvardinti, kokias mano užduotis čia būnant, žinai, kokie tikslai. Kad kiekvienas žinotų, žinai, ką jis turi daryti, ne tai, kad mano bausmė, gerai, jeigu sakykim, kad tu turi kentėti čia kalėjime, tai irgi su kriminagėjimu. Bet Jonai, tavo atvejais, čia, žinai, 1 iš 100, kuris atvažiuoja, viskas, daugiau nebenoriu sėdėti, atsėdėsiu, būsiu padrus Lietuvos pilietis. Tai čia iš 101 žmogus taip galvoja. Iš tikrųjų, iš 101. Iš tikrųjų, ką čia? Atvažiuoja tą kalėjimą, iš vis net nebegalvoja. Paskui pradeda, čia namo reiktų išeiti. Pradeda lankyti visur, bet taip, kad kaip Jonas galvoja, kad čia viskas reikia gana sėdėti, čia vienetai yra tokių žmonių. Tai ko reikėtų, kad tai pasikeistų? Bet svarbiausias dalykas, kad tu atvažiavai čia kaip kalinys, ne? Ir tau iškart pasako, žiūrėk, tu esi nuteistasis. Tiesiog, žinai, ne tai, kad ten kažkokias, žinai, ten taip, žiūrėk, dabar mūsų tavo užduotis tokia, esant čia, žinai, resocializuotis ir kuo greičiau grįžti visuomenę ir nešti naudą. Viskas aišku, žinai. Keli tokie, viskas, žinai, nubrėžė, viskas, kiekvieną ten išanalizavo asmenybę, ten tu turi ten kažką, jeigu tu nori, žinai, tau nesako, tu turi būtinai tai daryti, jeigu tu to nori, jeigu nenori, eini savo kojan kojas ir guli ant škunkės, kaip pasakyti, variantas, toks A, variantas B, toks, žinai, arba eini į to maršrutą, žinai, ten tu gauni profesiją, čia padirbi, už tvoras dirbi, tuk, ne. Bet tai to paklausimą, vien paklausimą, kas tu toks, tai to nepakaks, kad sumažėtų kalinių. To nepakaks. Žiūrėk, paprastas dalykas, aš tau užduosiu klausimą. Kai pirmą kartą sėdai, kaip pirmą kartą, ne? Jeigu tau būtų pasakęs, eik čia, tą lankyk, eisi namo. Ką būtum sakęs?
nieko nebūčiau Nu, sakęs. va. Nu, tai va. Tai čia jau paprastas palyginimas. Ir aš tad sakau, labai yra, aš nesakau, kad nėra tokių žmonių, kurie jau viskas, gana man, žinai, jau nebesėdėsiu. Yra. Bet tikrai labai mažuma tokių žmonių. Tai vis nieks ne. Taigi, darydami nusikaltimus, aš apsai sakau, niekada negalvoju, kaip aš galvodavau, ką reikia sėdėti, bet, visą laiką darai, negalvoju, kad tau pagaus. Na taip. Niekada, va, einu, pavoksiu ir įsidėsiu. Taip nebūna. Visada galvoju, kad pasiseks. O čia kaip papuola, vėl kitaip. Bet tai sakau, čia aš net neįsivaizduoju, ką čia reiktų pakeisti, kad pasikeistų žmonių mąstymus. Aš net... Bent. Čia tokias šašas mes esame visuomenės. Nelabai gal, aš galvoju, neįmanoma. Kol pat žmogus nepradės galvoti kitaip. Ne, tai faktas, bet tai ta struktūra, jinai turi būti aiški ir jinai turi būti duodama ir jinai būtent taip sakau, kad, visų pirma, tu turi būti įvardintas, kas aš esu, žinai, čia toks uždėtas klausimas, kas aš esu, žinai, čia tokia knyga labai įdomias skaičius esu, kas aš esu. Šekspyriškas klausimas. Jo, kas aš esu, žinai, ir pirma, kas aš esu, antra, ką aš turiu daryti, trečias, ką aš galiu gauti, žinai. Tai tokie 3 žingsniai, čia. Tai čia labiau tinka tavo tas pasakymas, kuo greičiau išeiti laisvę, bet nesumažėti laisvai. Kad nesumažėtų kalinių. Kad čia tu ką sakai, aš viską sutinku, bet čia tik tai yra dalykas atvažiuojant į kalėjimą, kai tau paaiškina, kas tu esi ir ką tu turi daryti, ne? Čia greičiau išeiti laisvę. Bet kiek išėjusių iš 10 kalinių, kiek gal grįš? Žiūrėk, Žalgirio, mano tokia pat nuomonė būdavo, aš ateinu į 5 aukštą į koplyčią, ten iš 4 aukšto kažkas sėdi, toj koplyčiai mokosi, ten kažkas psichologijos, žinai, ten kryžiai, ten šventa ta patalpa, žinai, tikrųjų, ten Dievo patalpa, žinai. Ir aš galvoju, kas čia dabar daras, dėl ko čia sėdi, mane pyktis įma, žinai. Po tam tikrą laiką aš supratau, kad jam dar labiau reikia toj patalpoj būti, dėl to, kad tai šventa patalpa ir tie kryžiai ir tas šventumas įeina į tos kūnus, žinai, ir jis nebeišeis. Ir kuo dažniau bus toj patalpoj, tuo labiau įeis tas šventumas į juos ir vieną dieną, kas žino, žinai, tai žiūrėkit, pas mano paties istorija, aš jums pasakysiu, aš į Kievą papuoliau, atsiradau Kievę 2021 metais vasario pabaigoje. Ir netyčia ten tikslas buvo toliau bėgti ir niekada negrįžti į Lietuvą. Ir vienas žodžias buvo kriminalų užsiminėti iki gyvenimo pabaigos, žinai. Ir laukiu padirbto pasą. Tai atsidūręs Kievę, neturiu pažįstam laiką begalę, pinigų problemų, kad aš neturiu, vienu žodžiu, viskas tvarkoja, žinai, gyvenime, tik neturiu ką veikti dabar šiuo metu. Žinai, kaimynas sako, žiūrėk, važiuojam bažnyčią, sekmadienis buvo. Taksi laukia, sako, va jau prie durų. Davai, važiuoju, žinai. Ir buvo mane į Scientologijos centrą misiją papuolu. Ir vienas grupinis tas auditingas mane aš užsikabinu, žinai. Patiko, pajaučiu tą palengvėjimą, euforijos jausmą, žinai, meditacijos pabaiga, kaip pasakyti. Ir 1, 2, 3, 4 mėną, aš laiko turiu, žinai, niekur neskubu. O čia jaučiu tą naudą, kiekvieną dieną vis stiprėjai, bet palaukit, aš niekur nenoriu keisti gyvenime. Aš noriu tik tai būti biškai stipresnis ir išnaudoti tą laiką dabartinę. Jo, pagerinti savo, kaip pasakyti, savybės vidinės, žinai. Jo, viskas. Ir diena po dienos praėjo metai ir vieną dieną atsibunda, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau iš vis, kad atėjo ta riba, kai viskas, aš nebegaliu, arba aš dabar pasakau, kaip yra, nebėra jokio dualumo, žinai, arba į bedugnę atgal, arba į amžinybę, žinai. Jo, ir ta riba viskas, tai aš kalbu, kad kiekvienam iš mūsų ta riba kažkada, ta kritinė masė, tu sukupi kritinę masę kažkokių tai gerų pojūčių, gerų patirčių, net neįčiom, nesąmoningai, gali tai būti, žinai, gali kažkokių tikslų net ir neturėti pradžiai, tiesiog eini, kažką darai, pabiškai, pakarpylytėt, kūpi, ir psio, jau tada sprendimas už tai priimtas, žinai, kaip pasakyti, tai čia mano pačio asmeninė patirtis, žinai. Šiaip labai įkvepianti patirtis ir man galvoju, kad, pats asmeniškai lankau bažnyčią. Ir manau, tai yra, kaip sakėte, koplyčia ir čia yra, ir nenorėsi nesikeisi.
Taip. Bet aš pats Nenorėsi, irgi nenorėjau. nesakysi. Aš ir pats nenorėjau. Bet jūs patyrėte kažkokią patirtį, būtent pokyčio patirtį. Kaip? Būtent pokyčio, ne ta, ne Jo, tai, aš kad tik vaikščioti gatvėmis, tiesiog, vat, aš tik norėjau būti stumti laiką ir- Jo, aš tik norėjau būti tobulesnis, norėjau būti kažkoks, žinai, greitesnis, greičiau mąstyti, žinai, norėjau kažkokią tai nerimą ten atsikratyti, norėjau jau, kad mano atmintis, aš norėjau pagerinti atmintį. Aš labai norėjau pagerinti atmintį, dėl to, kad aš pajaučiu, kad kaip prieš 21 metai man buvo atlikta stuburo operacija gegužės pabaigoje, o birželio 9 man pas mane bakalauro egzaminas buvo. Jo, tai man egzaminą aš taip sunkiai išlaikiau ir aš pajaučiu, kad man pas mane taip pablogėjo atmintis, tiesiog aš toks jaučiuosi, galvoju, Dieve mano, kaip aš tvarkysies buitys, kaip aš negaliu ten paprastų dalykų prisiminti. Ir tai pas mane iškyla noras pasigerinti atmintį. Jo, tai Bet kam ją gerintis? Kaip tik gal pasibloginti, kad viskas užsimirštų? Ne, čia, kaip pasakyti, tai gerai, dabar paprastas dalykas, kažkokio ten, aš statybinė. Tai čia patirtis jau iš tikrųjų. Kaip? Per tą atminties gerinimąsi, kad ir pati patirtis, bet išliktų gyvenimiška. Jo. Atsirinkti gerą nuo blogo. Kaip aš suprantu. Čia kiekvienam žmogui, jeigu tu nuo vaikystės prisimintum savo visus priimtus sprendimus ir padarytum išvadas jų sprendimų atžvilgių, jeigu tu sugebėtumėm kiekvienas tai padaryti, kaip pasakyti, iš paukščio skrydžio pasižiūrėti savo gyvenimą, tai kiekvienas žmogus pasikeistų 100%. Tai ir nebūtų to 80%. Nereikėtų tikrai 80%, čia nei vienam nereikėtų. Tai kas įvyko, aš to vieno proceso metu sugebėjau pažvelgti į panoramą savo gyvenimą. Aš kaip atitrūkau nuo savęs, nes mes kaip mes esame prie kažko prilypę, mes negalim analizuoti. Pabandykit pridėkti ranką prie kaktos ir paanalizuoti, koks pasidelnas. Niekaip nepasianalizuosi. Atitraukiam dabar biškį per metrą, iš karto atsiranda gebėjimas matyti ir mąstyti tada apie tai, ką matau. Jo, tai man kas įvyko, aš kaip sakau, atitrūkau biškutį, pasižiūrėjau, žinai, iš šono, kaip į visą savo tą gyvenimo perspektyvą, visą tą kelią, žinai. Nusiaubas atpėmė. Tokia baimė, kad Dieve mano, žinai. Ir viskas. Čia tiesiog vienas impulsas, vienas sekundė, viskas, žinai. Ranką pakelį, sakau, atsiprašau, žinau, kad aš jums viską čia meluoju. Tai taip. Tai čia mano pačia patirtis. Aš sakau, iki to net nesiekiau, jokių norų nebuvo, kad kažkokių nusikaltimų nedarysiu. Visada dariau ir iki to laiką. tą dieną ir dieną prieš tai aš ten planavau kažkokius veiksmus nelegalius, bet atsakau, tas momentas atėjo ir viskas, ir aš tiesiog, žinai, Man reikėjo beveik 18 metų atsidėti, kad suprasčiau, kad nebereikia sėdėti. O kada Žalgiris susidomėjot? Kaip tik po 18 metų? Nuo vaikystės. Ir tas susidomėjimas, aš manau, irgi pakeitė jūs. Juolab, kad ne vien tik susidomėjimas, bet ir patys žalgiriečiai, galima sakyti. Nuo to gyvenimas nepasikeitė. Dėl to nenustojau nusikaltimų daryti. Ką aš noriu, tai galvoju, man tai su metais gal atėjo. Gana sėdėt, aš turiu menį. O kaip bus, matysiu, kaip išeis, žinai. O tai tiem šita patirtis, kaip iš tikrųjų tai liūdna, kaip pagalvoju, kad su metais turi ateiti suvokimas, kad užteks šito viso. O tai ko jūsų manimų reikėtų, kad tai ateitų anksčiau, ne vien tik po 20 metų, po 10, po pirmo papuolimo čia man? Neįsivaizduoju. Pas mane patirtis 5 rodo. Kad dėl ko, kad žinai, nebegrįžta. Patirčių tokių, kaip Žalgiris, savo paties gyvenimo patirčių dalinimasis su tais, kurie tik nesenai papuolė, ar dar tik ruošės papulti. Geriau, sakykime, su tais, kurie ruošės papulti. Ar dar net paaugliais, ar net vaikais, problematiškais vaikais, kad jiems duoti tokį pavyzdį, kaip Žalgirio pavyzdį. Jo, kad, žiūrėk, aš ten 20 metų ten kažką veikiau ir dabar matai, nusprendžiau taip. Ir procentalumas, jeigu iš tikrųjų kiek tų, kurie gyvenimą saulėlydį, mąsto, kad viskas buvo pas mane, gerai.
įdomu, ar tai buvo kažkokia statistika. Nu, ta prasme, kad kažkas gyvena kriminalinę tą būdą gyvenimo ir gyvenimo saulėlydyje, kad jisai sako, wow, aš patenkintas, kad viskas va taip pas mane, žinai. Nu, aš, pavyzdžiui, irgi nesiskundžiu to gyvenimo tose kalėjime, aišku, gal nesididžiuoju ir yra už ką gailiuosi, bet, nu, ką už padarytus nusikaltimus, bet kad gailėtis, kad čia papuolęs, aš nesigailėjau niekada. Nes visada čia buvo mano asmeniškas sprendimas. Man niekas nepasakė, einam vogti ar einam muštis. Niekas, visą laiką aš pats apsispręsdavau. Tai gailėtis to, tai... Tai lygiai taip pat ir man. Aš nesigailiu. Praleidau, aišku, daug laiko tose kalėjimuose, daug... Bet vis tiek čia gyvenimas. Bet tai ta prasme, Mariu... Uždaras gyvenimas. Bet tai ta prasme, Mariu, bet va tas patirtis, va, ar jos atneštų naudą jaunuoliam kažkiem? Ko, nu, mano vaikystėje būtų pasakojų, kad taip reikės gyventi 18-19 metų daugmaž sėdžiu, kad ką gyvenime būsiu pamatęs per tos kalėjimus, tai gali būčiau jas dirbti iš tikrųjų. Nes tas patirtis yra iš tikrųjų. Taip. Visokių buvę. Dabar tai čia jau, dabar tai aš neskaitau kalėjimas, dabar čia jau niekas nevyksta, bet seniau, nu, buvo čia. Tikrai buvo išgyvenimas. Tai ta prasme, vat, nu, jeigu... Vat... Tai išgyvenimas pasikeitė į gyvenimą. Nu, dabar tai čia atvažiuoja bausmę atlikti, nu, va, darbas, kas dirba, kas užimtumai ir lova, viskas, daugiau niekas nėra. Seniau tai buvo, tas panetkas vadinamas, va, Jėzus, ten visko būdo. Nu taip, ne taip, dabar žiūrėk, nieko nėra. Taip, supaprastinti. Seniau dėl lėkšties maistas valdišką kovodavai, o dabar kas čia? Tai va, bet tai esmė tame, žinai, kad, nu, va, tokių patirčių perdavimas tiem vaikam, paaugliam, manau, tai, nes jie pripažinti gali kaip kažką bendro turinčio su šituo žmogum ar su manim, jo. Tai va, nu, tas, kaip pasakyti, bendra realybė mes turim kažkokią, tai žinai, jie turi kaip matomybė į priekį, mes jau turim kaip patirtį, žinai, jo, ir ta patirtis, nu, nes iš tokių pačių žmonių arba, ten, sakykime, psichologo, aš vargu galvoju, ar jie priims, nes aš pats toks pat buvau ir mane ten irgi begalė kas mokė. Ir ar girdėjau, kad nors nieko negirdėjau, būsiu užkimštas viskas, žinai, vienas taikinys, kalėjimas, žinai. Tai va, bet kai supranti, atsistoja čia toks, kaip pasakyti, nu, va, tas, į ką aš einu, žinai, ir tau sako, žiūrėk, jaunuoli, brali, gal tu biškutį pagalvok, žinai, gal čia visai nėra taip viskas, žinai, gal biški kitaip, žinai. Tai va, nu, manau, aš taip realiai manau, kad tai tikrai padės. Prie socializacijos reikia ir jum, ir tiem, kurie ir norėtų iš tikrųjų. Daugiausiai, sakau, reikėtų ne tai, kad ten tą ką jau kalinį socializuoti, o tą, kuris dar tik tai pradėjo, nes, nu, jau čia kaip papuolė, tas, žinai, prasideda toks vienas su kitu, ten tie žuskio žaidimai, patos tos resocializacijos programos, nu, kai tu ten, sakykime, 10 metų ten pravalgiai kažką ten pragalvoji, prasisuko ten visokių ten tų minčių, ten begalė, milijardai tų ląstelių, žinai, susiformavo, tai ten kažkokia programėlė, kuri truks savaitę ir dvi, nu ką jos padės. Mano nuomonė tokia, aš taip šoną žiūriu, aš nesakau, kad būtent taip yra, bet aš taip galvoju sąžiningai, kad, nu, ten su kokia ten resocializacijos programa ten vos, žinai, kad, nu, sunkiai be atkursi tos gebėjams to žmogaus, jo, kuris jos praradė, iš tikrųjų, žinai, taip, kad lengviau ten su vaikais, ten tais paaugliais, kurie dar tik tai turi savo tikslą, žinai, papulti. Jo, bet jiem duoti dalinti tas patirtas, o čia jau, kas jau prasidėjo, tai čia, aišku, yra mokslininkai, psichologai. Paprastas pavyzdys, mano sūnėnas. Nu dabar jau jam 17 metų, to 18 bus, gegužės, birželiams, 18. Nu sūnėnas, bratkė vaikas. Taip. Irgi bratkis kažkada kalbu, čia prieš metus gal porą, jis gali pakalbėti, sako, su vaiku mano, dėl kosimo. Nu sako, nieko nesusitvarkau, eina, mušasi, daro, sako, nuvažiuoja į kaimą, viskas, nu nieko nesusitvarkau, sako. Prižada viską, grynas, tu, sako, vaikystė. Nu ką, aš jau normaliai, tada Klemeniškis buvo per vaizdą, pakalbėjau, dabar čia kažkada prieš savaitę, gal porą. Mes sakau, kaip nu ką, viskas gerai, sakau, kaip, metus laiką nebendravęs aš kažkur dabar. Nu ką, sako, jau ieškosi darbą, kaip, sakau, mokinosi darbą, sako, užteko tavo pokalbį. Nu šiam aišku, sakau, va, nu jo tėvas buvo, brolis, va, sakau, va, nu, vardas,
Tai va pavyzdys. Va, kur sėdė visą gyvenimą. Ir kur brolis dirba visą gyvenimą. Jo. Ką aš turiu? Lovą, sakau, kalėjime, nieką. O jisai Jo, turi, jo, bet jo, jis susimastė jo. vaikas. Nu, mes, aišku, tai ilgai išnekėjom, gal porą valandų, bet... Tai va šito tai tikrai jau trūktų. Jo. Bet vaikai užteko, pažiūrėjau, jie buvo, nu, gal 16, nebuvo pilnų metų, dar kai kalbėjom, dabar vaikai 18, sako, jokių problemų, viskas. Kas svarbiausia? Nebenori kalėjimo. Čia paliesti emocijas. To, kur, žinai, su kuriuo tu kalbė. O kaip tu tą emociją gali pasiekti, jeigu ten viskas uždaras duris, žinai. Tai va, kai gaunasi taip, kad realybė mano kalbančio ir klausančio ta pati, žinai. Tai jau mes kažką tai turim bendro, žinai. Ir kalbam apie tuos pats išjautrius dalykus, kalbam realiai tą pačią kalbą, gaunasi, jo? Jo, mes kalbam tą pačią kalbą. Ir viskas, tada įvyksta tas, žinai, ta sintezė tokia, žinai, viskas. O kas čia, užsidegė viskas, viduje, žinai, sielai, užsidegė viskas, supratau, aha, tie atsakymai. Aš siekiau, norėjau eiti kalėjimo, čia, žinai, pasirodo, žiūrėk, man toks pats žmogus, kaip aš pasakė, kad čia yra, va, taip ir taip, kad visai ne taip, kaip aš filmuose mačiau, ar ten kažkur, tai ten, kokios dainos ten dainuotas, ar ten dar kažkur, tai kažkaip... Na taip, šitą kalėjimo Nes estetika labai. daugiau, nu, laisvė imkim. Nu, berniuko ne, visi nori būti blogiečiai. Nu, vaikai, visi nori būti blogiečiai. Ir jiems atrodo, kad čia rojus yra, žinai, prasideda tie lengvi pinigai ir panašiai. Aš galvoju, daug švietimas padėtų. Tai kaip įvardintume kalėjimą? Bet aš dabar sėdžiu, bet va irgi prisižiūrėjęs filmų, prisiklausęs repo ir taip galvoju, o visai gerai būtų praeiti šitą mokyklą gyvenimo. Taip, jau galvoju, tai reik. Patarčiau, jeigu tokį gyvenimą nori, tai gal atvažiuok su ekskursija pasižiūrėsi. Aš tai sakyčiau, eik, jeigu nori, žinai. Ne, aš tik sakyčiau, ne. Čia, žinai, Atvažiuok su ekskursija pasižiūrėsi. Nes kas kalėjime vyksta, ne iš tikrųjų, kas vyksta kalėjime. Tai žmonės nei pusę to nežino. Čia kita, čia valstybė yra valstybė. Gyvenimas gyvenime. Bet ar siūlyčiau kažkam dabar jau, kad, kaip seniau, nesikeikiant, vienodai tas kalėjimas? Ne, sakyčiau, pagalvo gal. Dabar jau sakyčiau, pagalvo gal, to nereikia. Taip, taip. Nu, sakau, aš Jonas, iš tikrųjų skiriamės kaip dienai naktis. Jis atvažiavo į kalėjimą, jis žiūri greičiau lengvas grupės ir panašiai gauti. O aš nieko nenoriu iš valdžios, man nieko nereikia. Einu, tas man patinka, ateinu, nepatinka, aš neinu į tos susėjimus. Aš nieko neprašau iš jų ten. Jokių lengvų grupių, jokių anksčiau laiko. Tai čia svarbiausias... Ir neprašau aš tik dėl to, kad aš nežinau, kaip laisvė bus. Išeini be nieko jokios, nieko neturi liktinumo, kuris neši daug žinoma. Tai mane gal labiau bauginas to liktinumo išeiti, gal aš dėl to ir einu iki galo atsidėti ir tada. Tai gal čia ir būtų toks prašymas, būtent net ne kalėjimo valdžios, o tiem žmonėm, kurie daro reformas, numato, kad iš tikrųjų už sienų kažkas būtų. Jo. Pagrindinė už sienų, kad leistų, gal aš sakyčiau, gal lieka keli metai, nu, iš 10, 3 metai, kad būtų privaloma į tas atviras kažkur perkelt, ten suteikti šansą, žmogus jeigu dirba, nu, aišku, ten jeigu jau prasikalsite, tai jau viskas gerai, tada gražinkit, bet kad suteiktų visiems šansą, žinot, o ne taip. Nu, aš galvoju, žinai, nes daugas yra, tai mano draugų irgi dabar, draugų, kalėjimo draugų, su kuriais atlikinėjau bausmę. Tai kaip Praveniškai Savis, 20 metų turi, jis įsinešė 10 metų. Antai jau 3 metai dirba ir jis nenori prasikalsti. Nu, bet yra tokių, kur dauguma, kad ir čia, žiūrėk, krytas visi, ne? Įsineša tą po 10 metų, jie po pusę metų vėl gal grįžta. Nu, tai aš galvoju, reikia suteikti progą, kad dažnai laisvė ten biškitų užimtumų daugiau būtų, kad atoje atviruoja tie psichologai, ten tie, kas ten tos resolizacijos, kai tos visas. Kad būtų biškai daugiau tenai, ne pačiam kalėjime. Esmė tame ir yra, kad, žinai, viskas turi būti, sistema sudaryta ir viskas turi būti vienas po kitą, žingsnis po žingsnio, žinai. Va, ten vėl prie to pačio grįžtų, nebenori kartuotis. Tu ten pasimoky padaryti, ten bendrai ten psichologas, profesija, nes bendrai turi būti viskas daroma. Ne tai, kad ten aš vien tik tą darau, to nedarau. Ne, tik ta psichologinė būsena, jinai vienodai svarbi, bet svarbiau tavo įgūdžiai, nes ką tu turi darbę gyvenime daryti, tu turi su rankom kažką daryti, ar galvą daryti, dirbti ir uždirbti pinigus, ir išlaikyti save, valstybę. Vyras, esi šeimą išlaikyti, viskas. Tai kas svarbiausia yra, čia iš tavęs atima, tu negali dirbti nieko, žinai. Jo, tai va iš vienos pusės, tai gauni profesiją, toliau tu dirbi, sekantis žingsnis, tai už vartų jau dirbi, nes ten ir telefonai, ir tu ten gali autobusų naudotis, ir pas daktarą pasineit, ir ta. Nu, tai va, tokie va, aiškus žingsniai, bet jie, žymiai greičiau, ne tai, kad ten
metais sėdi ir prarandi viską, žinai, atitolsti nuo visuomenės, o po to... Nesigauna iš karto išeiti, paskui praeina tas noras. Na ir viskas, tas pasibaigia. Čia irgi stengiaus kažkada. Kiek tokių pas mus aukštė, pažiūrėjau, kur buvo, kur tokie neblogi visai, aš pastebėjom, atvažiavo, jie likti kažką biški norėjo, kažkaip ir taip, viskas, viso. Na ir jam paskui, žinot, sąžininkai kalbant. Čia Vilniaus kalėjime nėra tokių galimybių, kad dirbčia daugumą, Pravieniškėse, tam pirmam dabar kalėjime. Ten praktiškai visi dirba, ten darbo ta siuvykla yra, bet čia Vilniuje mažai iš tikrųjų, tokiam dvojkiai ir antruose Pravieniškėse irgi to darbo yra, bet... Aš ne tai, kad ten, sakykime, kritikuoju, nes aišku, ta valstybė pas mus ir nauja palygins, kaip užsienio valstybės, jos jau ten seniausiai savo tą struktūrą, viską tvarką nusistovėjus ir jie eina į priekį ir daro. Mesgi čia iš tų Sovietų sąjungos paveldėm daugą ir aišku, daug tų dalykų keistinų, jie daug pasikeičia, sakiau, nuo 2004 metų, kada aš išėjau ir 18 metais, aš sakau, aš net pažinau, galvojau, kas čia daro, žinai, čia nei ten papuoliu kažkur, žinai, tai daug kas tikrai pasikeitė, bet tikrai vienasališkai labai daug kas pasikeitė ir pastoji pasikeitime, ateina nauja vyriausybė, ateina nauji kažkokie ministrai, jiegi vėl turi savo kažkokią viziją, vėl kažką kūrė, daro. Kiek aš esu girdėjęs, kad tie pakelės namai labai gerai pasiteisina gerai, bet tik tai tiek, kad dar daugiau, dar greičiau turėtų tos žmonės racionalizuoti, ne tai, kad laikyti, žinai, kaip agurka ten kažkokia perrūgusi, ten, žinai, jo, jis ten savo guli savo toj lavyti viskas, žinai. Viso, išeina jis mažai kam betinkamas ir tai ten gali jau paskui 10 socialinių darbuotojų aplink jį laikyti. Ne, tai čia aišku, nenorės. Tai gyvenime vestų, žinai. Priklauso viskas nuo noro, jeigu norėsi. Čia kaip sakau, žinai, tai čia pamastymai, kaip sakau, mano vizija tai tokia, žinai, nusprendėm, va taip darom, taip, aha, kaip jį kaip resocializuoti, kaip ko ten, padaryta analizė, ten, sakykime, atvažiavau, tau reikia tokių įgūdžių trūksta, ko tau trūksta, kad tu, žinai, į visuomenę įsijungsim, kad tu nebedarytum nusikaltimų. Aha, aš čia problemą matau, žinai, man neturiu jokios profesijos. Aš esu asmeniškai dabar grįžta atgal, ten, kai man buvo 19 metų, žinai, aš nieko nemokėjau daryti. Neturėjau jokių įgūdžių. Dėl ko aš ten pradėjau, jeigu aš taip žiūriu atgal, kas su manim buvo, žinai, pas mane ten buvo klasiokai, grupiokai, draugai, dar jie nuėjo savais keliais, ten, žinai, ir gyvena savo gyvenimą. Aš čia realiai toksai vienas, žinai, iš to tarpo. Nieko nemokėjau daryti, nieko nemokėjau. Tai klausykit, Janai, jūsų paklausius, tai iš tikrųjų gali susidaryti, vadinamam paprastam klausytojui, paprastam žmogui, kurie įsitikinę, kad čia, ojojoj, tegu taip ir sėdi ir supūna, kad čia iš tikrųjų sanatorija. Tai aišku, ko ne, man tai čia viskas tinka, aš tai šis turiu. Žiūrėkit, duosiu, gal ne visai tikslu, bet duosiu aš jums labai gerą palyginimą. Laisvėj barakė esat buvę, kaip jau, Tai bendrabučiai. Taip. Tai senam bendrabutikų seniau būdavo, yra dabar, šiuo momentu, kas vyksta čia pas mus kalėjimuose, ten sunkiau išgyventi negu čia. Taip. Dabar vaikų darželį padaryti, taip, mano nuomonė tokia, žinai, aš kažkaip. Bet jau sugrįžti tos laikus, kai ir panetkės, ir visa kita, tai čia... Bet tvarka nors buvo. Iš 10, nors kokie 3-4 negrįždavo. Ai, gazdinti, tai reikia gazdinti, kalėjimas turi dar tečių tada žiūrėti. Aš nežinau, kad grįžčiau, bet tai čia mano nuomonė. Tai čia du variantai. Yra variantas gazdinti, o yra variantas nukreipti žmogų, kad jis pats iš vidaus priimtų tą sprendimą, žinai. Kaip pasakyti, pabiškit tą žvilgsnį, krypt, sugalvoti, kaip tą padaryti, žinai, kaip vilioti visokiais būdais. Tai kaip vilioti, kaip ir pats teisingai pastebėjote, kad prie kiekvieno po 10 nepastatysi socialinį. Tai. Niekaip nesuviliuosi, kol pats žmogus nenorės, išėjęs nebegrįžti kalėjimą, tai niekai nebus. Taip ir pūs. Aišku, sakau, yra dauguma tie, kad išeina į laisvę, neturi nei kur eiti, nei už ką gyventi, nei ką daryti. Tai iš karto daro nusikaltimą, ką grįžti. Čia dauguma yra čia tokių žmonių, daug. Bet pasikeist pačiam, tai aš galvoju. Paprastas pavyzdys, mes čia su broliu turėjome Mariaugaloj plovyklą mašino. Čia Vilniuje buvo, aš 21 išeidinėja toksai
Kalinukas. Nieka neturi laisvę. Nieka, neturi kur eiti. Gerai, paėmiau aš tai pas save. Ten mes tai pačioje Riogolai, namas broliai yra ten apgyvendina, jis ten plovyklai dirbo, ten 40% ko uždirbdavo gaudavo, jisai viskas legal. Prisigėrė, 2 žmogžudystės padarė. Ir vieną buvo anksčiau padaręs, tik niekas nežinojo. Antrą, čia buvo nuskambėję, kad taksistą nužudė, užsmaugė, kad su taksi mašina pasivaryti. Broliai paskambino tą patį vakar, brolis Anglijai mano. Paskambino Girtas, Girtai duok man vieną mašiną. Ten iš Anglijai parvaryti tų mašinų, kam tau reikia, sako. Noriu pasivažinėti. Sako, brolis Girtas, sako, išgėręs, tu moki važiuoti, ai teisės turi, nesako, aš važiuoti nedėmok, kaip aš tau duosiu, sako. Nedavė, tai vis tiek įsikvietė taksistą, kažkur nuvažiavo, užsmaugė, nužudė. Tai va ir tokiam žmogui atrodo, nieko nepadės, jis nieko neturėjo, viską davė. Tai pradžiai pinigų, jie aprengėm gyvenamą vietą, viską. Ir panas susiradė viską. Kažkaip, nežinau, tada tikrai filtras būti, kad tokie žmonės ir... Bet čia atrodo, aš žinau, aš pasiu ten, jau atrodo skirito žmonės, bet toks atrodo lėtas, aš čia tvarkydavo muvalnikus, žinai, toks atrodo lėtas, net nepagalvojau, kai jis galėtų, gal pavogti galvoju, ką nors gali, bet kad nužudyti ką nors, aš pats net nebūčiau pagalvojęs. Pasirodo, čia tą taksistą pagavo, jis tos taksistų, jis nuvažiavo kažkur už kolonėlę stoja benziną, jie ten užsipilta, ar kas ten buvo, nuvažiavo už kolonėlės kažkur į mišką pasuka, užsmaugė ir atvažiavo į tą pačią kolonėlę, paklaus kaip į Kreseinių, višnė gelė nežino. Ir atrodo, lėtas ramus žmogus, kaip, niekai galva nei vienam neįlysė. O psichologai? Nes, iš tikrųjų šitą istoriją, tai visi, kaip pagalvoja, išėjo žmogus, jau galima sakyti, pasitaisęs jau ir dirbantis, ir staiga vėl tas pats. Ir dar baisiau padarė. Ta Riogala ten nėra didelė, tai teko uždarytą plovyklą, nes tai kur, Jėzus Marija, ten bendruomenė maža, žinai, pažįstame, tai kur tai. Tragedija. Tai padėtų psichologų, pavyzdžiui, koks atskiras padalinys, kuris būtent būtų orientuotas į analizę. Į analizę ir resocializaciją, būtent ne kaip vadinamieji, būtent socialiniai darbuotojai, kiekvienam po 10, bet po socialinis darbuotojas, psichologas. Tai yra, tai dabar čia viskas vyksta, mes esame kontroliuojami. Aš jau pats irgi, metai laiką jau bendrauju su psichologai, mes pastoviai ten kartai 2 savaitės susitinkam, aš kažkokius užduotis atlikinėjau, aš ten pastoviai užsiėmęs, tai mes su juo bendraujam ir matom mano tos pokyčius. Tai čia, jeigu tu lankaisi pas jį, tai viskas, jis į tave stebi, bet jeigu tu pas jį nesilankai, tai kaip jis tave stebės? Viskas. Jeigu tu, jeigu tu sėdi ten iki galo, tau nieks neįdomu, ten guli ant lovos, kaip jis tave stebės, tai neatliks jokių veiksmų, kaip jis tave gali atlikti. Šiaip visas tas yra, yra psichologai, yra ta realizacija, yra tas, tik tai sakau, jie vis kažkaip daro kažką, dar nėra tokios aiškios sistemos, bent jau aš nematau dar, kol kas aiškiai tokių gairių, kad yra taip, plius, sakau, ko trūksta tikrai darbas ir plius sekans, kad tu galėtum eiti už vartų, nes, nes jeigu, žiūrėkim, dabar stovi su rimbais... Bet įstatymas yra priimtas, kad galėtų už vartų. Jo, įstatymą, bet nevykdam. Žiūrėk, jeigu dabar... O kas trukdo vykdymui? Žiūrėkit, aš ką aiškinu, kad jeigu, sakykim, stovi dabar su rimbais, jeigu tu tą padarysim, čia mes tai primušim, atimsim, žinai, ir iš viso tu čia sėdėsi, įsidrūsminėt ir ten kamerų įsėdėsi, žinai. Jo, tai kokią naudą toks požiūris žiūri, kokią duoda. Jis jokios neduoda visiškai žmogui. Čia bandom įbauginti, žinai, bandom įbauginti, kaip jūs sakėt, kad yra 2 variantai. Arba eiti gerų kelių, žinai, kad žiūrėk, galimas toks kelias, žinai, kad tu pats panorėk ir gausi tą, ką aš sakiau, paeisi, aiškus tikslas, žinai, bus, praeisi tą etapą, ne, ir būsi ten, ne. Arba kitas variantas galėsi, žinai, nes, bandam, galim, žinai, daryti žmogus ten tą tokį visišką ligonį, žinai, kuris viską bijo, žinai, savo šešėlę bijantį ir jis dėl to, kad jis bijo, dėl to po to nebegrįš į tą lagerį, jo. Dėl to, kad jis viską bijo, dėl to, kad jis pasidavė, žinai, dėl to, kad jis palūžo, žinai. Tai kaip žmogus vertė, kokie yra. Kaip toj pačioje visuomenė, viskas, ir jis reikalingas, ar jis duos naudą, jam reikės psichologų, jam reikės vaistų, jam reikės psichiatrinės dar paskiau ant gyvenimą saulėlydį tam. Jo,
Tai va, tai aš čia sakau, matau, va, tik tai tokį va, kelią. Žiūrėk, va, įraš, va, tie, kurie nieko nenori, va, jie išsėdės, gulės ir visą, ir kaip pasakyti, galės čia gulėti. Kitas variantas, žiūrėk, va, yra, va, taip, aiškiai, va, eini, gauni tą. Nu gerai, čia neužtenka, žinai, va, aš nepakankamai pastangų įdėjau, gerai, dar turi pasistengti, žinai. Bet, nu, kaip pasakyti, aiškiai, kriterijai, aiškiai žinomos ribos, kurias turėčiau pasiekti, žinai, ten, sakykime, su kažkokiais tai ten matavimais, išmatavimais, nu, ten ta psichometrija dabar, jinai yra labai populiari ir labai išvystyta. Taip, kad, nu, jinai yra labai tikslus mokslas, jo, ne tai, kad ten, žinai, va, aš nežinau, kokia tavo būsena, taigi, žinai, viską, iki detalių, žinai, kiek, kur ką reikia, žinai. Nu, bet ir sakykime, va, tu turi pasiekti tam tikrą ribą. Nu, vienam tą ribą jinai greičiau pasiekiama, kitam jinai yra lėčiau pasiekiama. Nu, tai gerai, bet tai aiškiai pasakoma, tu turi pasiekti va, tą ribą, tada tu galėsi ten būti. Arba po to tu galėsi dar būti ten jau už tvaros, žinai. Ir dabar irgi yra nurodyta, pavyzdžiui, nori eiti tą lengvą grupę, tą atviras, ne kažkur. Irgi turi dirbti ten tą baigti, viskas nurodyta. Jo. Tik tiek, kad gal nėra sąlygų. Sąlygų nėra. Aš čia dirbu, pavyzdžiui, nu, čia darbą padaro tualetus plauti. Nu, pats žinai kaip čia. Viskas. Vienas etatas yra, tai padarys ant 5 dalių. Nu, bet tai čia, žinai, čia ne visi eina jas. Nu, tai va apie tą ir kalbu, žinai, kad vis tiek kažkokį verslą gali atvesti, žinai, kažkokį, nu, bent jau nuo to, žinai. Bet, nu, čia tai kaip savo, kaip pasiūlymai, ne tai kaip... Tai koks jisai turėtų būti tas kalėjimas? Aš supratau, kad būtų tasa. Faktas. O... Ir aiškumas. Bet jisai nėra, kol kas dar tokio kalėjimo nėra. Nu, bent padaryta. Ar pasakote Pravieniškėse kažkas tokio darbo? Manau, kad vyksmas vyksta, nežinau kada, bet tikrai jie turi vis tiek irgi analizuoja situacijas, atvažiuoja čia kartą metus mokslininkai, čia buvo toks Alfredas Kiškis, profesorius, man atrodo, berods profesorius, jo. Labai įdomus žmogus, jame interviu, žinai, daug apklausinėja žmonės, tai pat jie tą analizę tokią daro ir atsižvelgia, kiekvienais metais atsižvelgia į tai, ką išgirda ir kiek lėšų turi, nes jeigu, žinai, valstybė neturi lėšų ten kažką, tai ten iš naujo pristatyti, žinai, jie ten galėtų ten, sugalvojam, žinai, padarysim taip, žinai. Jo, tai, bet tai tam viskam reikia ir laiką, ir lėšų, ir tų idėjų, žinai, gerų. O Žalgirį, nu, atsiprašau, Jonai, kad perraukiu mums tiesiog laikas į pabaigą. O Žalgirį, koks būtų jūsų kalėjimas, kad jį patenkė, jisai tave ir parodo iš tikrųjų savo veidą, kad čia, nu, ne sanatorija, bet kartu ir suteiktų tam tikras, kad išėjęs į laisvę, tu taptumai vėl ne našta valstybei, kurioje esi kalėjime, būtent kai labai lengva būti, kaip sakėt, o pats prisidėtumai prie jos. Aš nežinau, koks šitas kalėjimas turėtų būti. Apskritai jau neturėtų būti. Ne, turi būti, už nusikaltimus reikia atsakyti, turi būti. Nesakau, aš nesu tas, kuris nėra. Padariau nusikaltimą jo, bet aš net neįsivaizduoju. Mano nuomonė, kad, žinai, gal psichologai daugiau dirbti turėtų, kad pakeis tą mąstymą. Tai čia vienareikšmiškai jau. Nes daugiau, nu jo, tie užimtumai yra gerai, dabar gal kažkaip biškai, bet, nu nežinau. Man nekalėjimas mane pakeitė, kad nebenoriu sėdėti, gal pats supratau, gal jau gana. Nu aš taip galvojau, kaip bus, matysim. Tai dirbti praktiškai reikia ne su jumis, nes jau čia jau jūs jau galėtumėte aiškinti ir pasakoti apie gyvenimą, o su tais būtent, kurie ir... Jo, gal kalėjimą patirti, gal aš galėčiau papasakoti jau, bet... Tai gal čia kitam kartui, kokiai kitai jo, gal kitam kartui. Palikim. Nes jau viskas laikas baigėsi, mes turime jau. Tai ačiū jums labai, kad atėjo. Ačiū. Ačiū jums, Mariau. Ačiū Žalgiriui. Ačiū jums.